Labas. Tai kasgi yra ta galia iš laisvės, apie kurį yra mano mm, projektas? Visų pirma, kviečiu įsitaisyti truputį patogiai, bet būti sąmoningam, atmerktom akim, jausti savo aplinką, vietą, kur esi ir pajausti savo suvokimą. Pajausti savo suvokimą, kas tu esi, kas jame gyvena, kas tavo suvokimo šeimininkas. Įsileisk tokios ramumos, tiesiog susijung su ta būsena ramumos ir apliek šią ramumą visą savo suvokimą, visą savo tiek, kiek apimi. Nereikia nieko ieškoti, priimk tą ramybę, ramybės būseną į savo širdį, bet būk čia ir dabar, jausk savo aplinką, save, savo kasdieninį gyvenimą, savo realybę, bet jau iš kito sluoksnio, iš kito spektro suvokimo. Pajaus dabar priėmimą visame kame, kas tu esi savo suvokime, kaip tu jauti, kas tu esi, apliek priėmimo taikos, santaikos su visko, kuo esi, savo suvokimą, save apliek. Leisk tai vykti, padaryk sprendimą tam vykti. Tu puikiai jauti savo suvokimą, savo sąmonę ir atlaisvini, paleidi to priėmimo ramybės erdvę į savo tą suvokimą, paleidi ir atlaisvini nuo įtampų, nuo bereikalingų laikymosi, nereikalingos kovos. Sulygiuoji viską.
pajaus begalinę tylą su savimi, bet čia ir dabar tylą kitokios energijos, kitokios struktūros. Jie padaro iš chaoso tavyje, iš tavo suvokime, jie padaro ramybę, tylą, sulygiuoja viską, dar įkrauna, dar sustiprina tą tokią, sustiprina, reiškia tą tokį, patvirtina, kad viskas yra gerai. Visiškai pajausk tą tylos, ramybės, priėmimo momentą, vat, kaip ir tokią padaryk erdvę, vat tą momentą, kai viskas yra gerai su tavimi. Išskleisk tuos sparnus, kad yra viskas gerai. Ir dabar gali trumpam grįžti į tą momentą, kai tu esi vat, kovoje, kaip yra neskanu, kaip yra įtampa. Ir tu dabar vėl įsijungi kitą momentą, kai yra tyla, kaip atpalaiduoja viską ir tu gali pajausti, kad net nereikia nieko mokytis ir nieko siekti. Va čia momente tos tylos, ramybės, viskas susilygiuoja, viskas na, nepatinka man tas žodis įsigydo, bet gal tebūnie viskas įsigydo, įsilaisvina. Ir tu eini į gyvenimą, neši šią e, įsilaisvinimą, laisvę jau šiame momente. Ir dabar pamastymui, kai tu esi mokymosi, sakykime, procese, į balansą ar dar kažką tai, ir ta kova eina vidinė, mažesnė ar didesnė, man dar negana, man dar aš dar to nepadariau, dar vis siekiu, siekiu ir ta kova jį daro tokią įtampą ir niekada nebus iš tos įtampos to pagaliau išsilaisvinimo. Mes esam žmonės su tokia didžiulė galimybė pajausti tą būseną. Čia ir dabar momente. Dar kartą pajaus tokia, vat, priėmimas, aš leidžiu savo priimti laisvę, susijungta tokia būsena, kad viskas yra gerai tavo būtyje, tavo suvokime, kovos nebėra. Prisimink tą būseną savo kūne, savo jausmuose ir laikyk visur, kur beeisi. Taigi,
Dabar tokie teoriniai momentai manęs, kai paklausė, na, arba pakomentavo kartą moteris, Inga sako, aš tavęs toks balansas jaučiasi. Ir aš tada pagalvojau, kaip jai pakomentuoti atgal, iš kur tas balansas, kad jis suprastų žmogišką kalbą, nes aš perėjau labai labai daug ir visai kitom savokom, nei visai kitais terminais, kaip aš suvokiau, negu tas balansas. Ir, ir aš net tuo momentu ir pati suvokiau, Dieve, tai yra iš tikrųjų taip paprasta. Taip paprasta būti čia ir tiesiog būti čia ir dabar su viskuo priėmime, toks, koks esi, va čia ir dabar. Viskas. Čia ir dabar būti priėmime šiame momente. Štai ir visa paslaptis to balanso, to išsilaisvinimo, tos laisvės. Kai nėra čia ir dabar momente jokios kovos. Aš kalbu apie suvokimo, apie sąmonės, apie to vidinio dialogo, kuris daro įtampas iš vidaus ir kurie išeina į per kūną, į išorę ir pasireiškia paskui visokiom negražiom, nemaloniom struktūrom, kaip įtampos. Na, čia patys žinote, erdvė gal ne apie tai. Tai iš tikrųjų tik tiek tie reikia nustoti mokytis, paleisti tą kovą vidinėme pasaulyje ir viskas atsipalaiduoja. Kūnas įsilaisvina, pečiai atsipalaiduoja. Na, aš pati labai aš gal ir daugiau žinau apie tą kūną, nes ir, na, dirbu su kūnais ir baigusi kūno laikysenos studijas, tai labai esu fokuse tam, bet žmogus, kuris netgi ir tai nežino, vis tiek atpalaidavimas to vidinio pasaulio jau atpalaiduoja tą įtampą, kas pasireiškia per kūno ramybę, kuris, na, žmonės tai jaučia, dažnai man sako ir kai sulaukiau komentarų, Inga sako, aš tavęs tokia jaučias ramybė, energija, taip gera. Ir aš tada pakomentuoju ir gal sakau, aš tiek padariau darbo, kad aš tą gaučiau, čia man netėjo per vieną dieną. Tas ir, na, daugelis, arba, sakykime, vyrukai taip labai mėgsta atsakyti, ne, baigtų su savo tom visatom, su tom, sako, čia tu tokia iš prigimties esi ir tu čia nepasakok man. Na gerai, tiek to. Tai, tai taip, apie tą darbą tikrai taip. E, iš tikrųjų, tas balansas, kurį aš suvokiau, kaip tai moteriai pakomentuoti atgal, kad priėmimas čia ir dabar iš tikrųjų viskas paprasta, jis man atėjo tikrai ne per vieną dieną ir aš, kad tai suvokčiau,
perėjau didžiulius gylius ir Dieve mano, momentais aš net, man ateidavo tokios mintys, tikriausia, grandiozinius verslus sukurti yra daug lengviau nei pažinti ir sutikti tikrai sąžininkai save. Be melo, be kaukių. Ir aišku, atėjo tas momentas, kad tu supranti, kad tu nebegali e, eiti mokytis toliau, tu turi daryti didelius sprendimus, kad būtų tas balansas čia ir dabar. O čia reikia tikrai išeiti iš visų ego pozicijų, iš visų žaidimų, įrodinėjimų, kad tos kovos vidinės nebūtų. Tai tas sprendimas turi būti. Taigi, ir tada žmogus atsistoja savo galę. Ir tada žmogus atsistoja savo galę, kadangi suvokimas, kai yra valdomas ir suvokiamas iš pačio šeimininko, jis yra įsižeminęs, jis yra įsicentrinęs savo šerdyje, jis suvokia visas struktūras, manipuliuojančias kažkokias tai žaidimų neprisileis, bet tai neina per kovą, jokių būdų. Arba jeigu reikia, tai pasakys tą sąmonę, aišku, kad uždarytų tuos kelius. Bet kūnas per tą sąmonę suvokimą labai pažįsta, nes šeimininkas esi tu ir nėra nieko stipresnio, kur savo suvokimą valdo pats žmogus. Netiduodant savo suvokimo, kad kažkas tai pavalytų, pakoreguotų. Tai atidavimą, tai yra, silpna. Mes, kas mes be žmonės tada esam, jeigu mes atiduodam save. Tai ir taip, ir aš sukūriau tą produktą, projektą tau, kad nebeklaidžioti per mokymusis, aš kalbu savyje, kad nustoti mokytis, susijimti čia ir dabar, išvengiant nereikalingos informacijos, eiti tiesiai į tikslą, į išsilaisvinimą, į galią. Greitai, efektyviai, išvengiant klaidų, kurias aš dariau, kad to nedaryti, viską sudėjau konkrečiai tik tas, kas reikia, nes tiek dabar daug tos informacijos ir tokia gaunas saviplaka, nežinau, daug visko, o iš tikrųjų ta prigimtis, jinai yra priėmimas, jeigu taip netgi žiūrint labai konkrečiai, taip tik priėmimas, čia ir dabar momentas, viskas, tik tiek tai reikia, kad žmogus įsilaisvintų.
į tą nubudimą, tą vadinamąjį, kur visi taip nori siekia per mokymusis, niekada jos nebus per kovą, tik iš čia ir dabar momento. Laisvas savo sąmonėje suvokime žmogus yra sveikas, jis naudingas pats savo, nu, nes kaip ir sakau, jis yra sveikas, nes kai vidus yra ramus, paprasčiausia kūnas, nu, neserga. Čia nereikia net suprasti kažko ypatingo, tiesiog tai yra psichosomatika. Kai žmogus yra laisvas savyje, jis yra naudingas savo šeimai, nes jis neapkrauna savo bėdomis savo vaikų. Pavyzdžiui, iš savo konkrečios savo konkretaus pavyzdžio galiu pasakyti, gavau kartą klausimą, kadangi mano sūnus gyvena atskirai jau, ir sako, Inga, klausia, ar tu nejauti tuščio lizdo sindromo? Aš dar nesupratau, kas čia yra. Paskui supratau ir galvoju, Dieve, negi mes ant tiek silpni, kad žaisti tokius žaidimus, kad būti priklausomiems ir nuo to gadinti gyvenimą savo vaikams, kad jie jau susikalti ar dar kažkaip tai atsakingi. Ne, kai išeinama iš tų aukos vargšo pozicijų, tu esi laisvas ir duodi kitam laisvę. Ir tas dėmesys, va kaip iš tų vaikų, jau ta meilė, na, grįžta į visai kitokio spektro, ar tas ryšys yra visai kitokios skonio, nes nėra manipuliacinių formų viduje, kad man ne tada paskambino, man nepaskambino tenai, kai aš, ar man ne tą pasakė, ar aš mažai dėmesio gavau. Tokių struktūrų nebėra. Arba jeigu vaikai jaučiasi, kad nuolat kažkaip tai kalti, kad tenai mamai na, nežinau, kad neplankė, arba ten mažai dėmesio, tai ta meilė jų, ne, kad jį myli, tai taip, bet tas dėmesys, ta tokia meilė, jinai bus kitokio spektro, kai bus iškalties. Tokie vat gilūs vidiniai struktūriniai momentai, jie labai svarbus tam tokiam įsižeminimui tikram žmogui, kam tų žaidimų reikia. Tuo labiau, kaip ir sakau, kad laisvas viduje žmogus savo centre, jis yra sveikas. Tai tu naudingas ne tik savo, bet ir savo vaikams. Nu kam apkrauti savo vaikus dar ligom? Ir labai reikia sąmoningumo, labai reikia išminties susijimti ir norėti būti sveikam, na, paleisti savo artimuosius nuo naštos.
Čia net nereikia tų sąmonių, netgi tų išsilaisvinimų, sakykime, bet tokio vidinio noro, kad aš darysiu viską, kad aš būsiu sveikas tiek, kiek mano galioj, kad neapkrauti savo artimųjų, nes vėlgi aš dabar, na, mano dar darbas yra kaip masažuotoja ir ateina moterys į masažą ir tokios įtampos, tokios, nežinau, visokiam lygom apsikrovė. Dieve mano, aš tik tai neapkalbu, tiesiog kažkaip pavyzdį sakau. Ir jos yra vedę, turi vyrus, vaikus. Ir aš galvoju, kaip galima, iš kur tos lygos, kai yra vyras, yra vaikai, kur ta meilė tada? Kaip čia gaunas, ar aš čia kažko nesuprantu, nes žmogus turi norėti būti sveikas. Tai čia dabar nuklydau tokius aspektus, bet jie matomai išėjo, nes kad reikia gal tokių labai stiprių pavyzdžių. Taigi, grįžtame į tą tylą, tą ramybę savo suvokime, paleidžiam kovą su savim, bet kokią kovą paleisk savo suvokime. Priėmimas čia ir dabar. Ir pajausk net, kaip atpalaiduoja kūną, tas toks visko santaikos su tavimi, tokia būsena, kai nebėra kovos. Taip, jinai einant per gyvenimą, per visokias situacijas, jinai vėlgi gali būti iškrenti iš čia ir dabar momento, tai yra tas, kad susilygiuoji vėl. Tu labai sąmoningas turi būti, todėl reikia būti per sinchronizacijas, atmerktom akim niekur neskraidyti, kad čia ir dabar būtų tas momentas realiai. Nes per meditacijas nuskrendama tikrai labai gera, tokias būsenos labai, bet paskui, kai grįžtama į gyvenimą, į truputėlį pagriaudo, nes skraidyta, atskirtyje, o tu grįžtai vis tiek turi. Ir paskui būna visokių bėdų. Tai geriau laikyti čia ir dabar momentą, atmerktom akim, puikiai suvokti šį pasaulį. Irgi iš tikrųjų, kiek dar apie tą kovą, netgi kiek yra valymasi, sakykime, savų žaizdų, visokių tenai iš savo vidaus, tai jau yra kova didžiulė, reiškia, tu nepriėmė savęs, tokių įtampų, man dar blogai, man dar negerai, kiek yra neskanaus tokio suvokimo apie save, kuris ir eina įtampoje. Taigi ir dar plus, kad tam, kaip valandas, sakykime, savo žaizdas, pasaulis peikiamas
kad visi blogi, politika bloga, valdžia bloga, ta 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 ta. Tai čia irgi nebus sutarimų. Jau turim pakilti virš to, kaip galima save atseit gydyti, o rodyti į pasaulį, kad jis blogas. Tai toks nesusipratimas. Reiškia, aš čia gydau, o visi kiti blogi. Ne, ne, ne. Ir vėlgi visus gerbent, nieko neišnešant, kas blogi, kas geri. Ir aš kalbu tik apie tą tokią suvokimo momentą. Žiūrėkite, kai visokių praktikų metu labai madinga dabar taip ir aš rašau apie tą šviesą. Tai nereiškia, kad aš esu šviesa, o tu esi tamsa. Ne, ta šviesa tai yra tik tai tos sąmonės informacija, struktūra. Bet kai žiūrima savo suvokime, kad aš esu šviesa, o visi kiti yra tamsa ir nori man pakenkti, aš bijau ten tų energijų. Reiškia, yra susiskaldimas savo suvokime ir irgi tai yra didžiulė įtampa. Ir vėlgi žmogus eis įkaustytas, bus nelaimingas, vis kažko tai tokiam suvokime jam negerai, vis kažkokie kankins prisiminimai, kažkokie vidiniai konfliktai. Ne, šituos savo suvokime reikia užbaigti, yra vienis ir viskas. Tai kaip ir sakiau, reikia labai daug, sprendimo vidinio pereiti per tą. Nes žmogiškai sąmoniai yra saldu, kai yra kažkas kaltas, aš čia visas toks karalius ir čia visi tik tai tamsieji. Žmogiškai sąmoniai yra patogiau, saldžiau, fainiau, bet, bet niekada iš to neišeinama ir tai yra žaidimai ir tai tikrai nėra tas sąmoningumas, tas nušvitimas, kai yra susiskaldimi. Tikrai, tikrai ne. Tai tikrai reikia labai vidinės išminties brandos, kad išeiti, kad kažkas kaltas. Ir tada sąmonė, suvokimas, atsipalaiduoja. Kūnas įsitėsia, energija atsipalaiduoja, nes nebėra vidinio konflikto. Tai iš tikrųjų viskas labai paprasta. Toks balansas, kai sutarimas su viskuo, kuo esi. Tai taip neįkainoma šių laikų vertybė, tas vidinės pasaulis, galima važiuoti visą išorinį pasaulį, turėti visus išorinius turtus, bet tą vidinį suvokimą, vidinę ramybę tu nenusipirksi, reikia pačiam jį valdyti. Ir jūs pasižiūrėkite gatvėje, kaip žmonės vaikšto. Su pečiais įtrauktais, susikūprinę, kiek rūpesčių veiduose, vat nuo to suvokimo, nuo to vidinės kovos. Ir tebūnie su vardiniais rūbais, tebūnie su prabangiom mašinom, tebūnie apkeliavęs visą pasaulį ir ką.
O vidinė darna, ji yra, yra visur. Vis tiek tu nepaliksi. Taip gali palikti truputėlį um, tą momentą įsišaldyti, bet vis tiek niekur nedingsta, jis taip pasirodo. Taigi ir tai yra būti savo suvokime laisvo, tai yra šių dienų tokia vertybė. Nes nu ką malonu būti tam savo konflikte pastovų laiką, pastoviai konflikte, kovoje kažko su kažkuom tai. Ir šitas, na, išėjimas į tą laisvę, galę per laisvę, per tuos visus pasikartojančius dalykus, jis yra įmanomas išėjimas, kai kaip žmonės bando na, nubusti, kad jau visam laikui išeiti ir neišeina niekaip, užstringa, nes pritrūksta sprendimo, pritrūksta drąsos. Bet aš sakau, kad įmanoma su teisingais įrankiais, su išmintimi, su stipriu sprendimu tikrai įmanoma. Ir kai tavęs nebekomuoja tie vidiniai pojūčiai, vidiniai konfliktai, kova, nu Dieve, tai yra neapsakoma. Ir aš kalbu kartais, kai su moterimis. Ir irgi sako, tai kad šitą ramybę jaučiasi ir balansas, nors aš pati negalvoju, kad aš tokia labai rami. Bet pats žmonės vis tiek jaučia tą harmoniją, kuri yra tame priėmime, jinai pasireiškia ramumu, harmonija į išorę pasiduoda. Tai pamečiau dabar, ką aš norėjau pasakyti. Taigi tas balansas, vidinė ramuma, tas išėjimas tikrai yra visam laikui ir tik tada, kai prisijėmė tikrai atsakomybę, pats prisijėmė savo, kaip būti šeimininkas. Nes kai tu esi šeimininkas savo sąmonės, tai tu gali. Nes kitaip perėjimo nėra. Negalima atiduoti savo energijos niekam. Ai, tai tikriausiai norėjau pasakyti tą, kad kai kalbu su moterimis ir sako, Inga, tu tokia rami ir
tas balansas iš tavęs. Ir aš pasakoju, kad viskas įmanoma, kad tik reikia leisti savo. Ir aš žiūriu, kad daugelis iš akių, kaip aš noriu būti irgi tame, bet aš jaučiu baimę. Aš jaučiu iš jų baimę, tokia, kad Dieve, kad man dabar reikės save pažinti. Aš, aš noriu, bet aš bijau, nes vat nesąmoningai ta sąmonė jaučia, kad reiks perlipti savo tuos nepatogumus, kur patogiai žmogiška sąmonė įsitaisiusi. Ir ta, taip, ta žvėriuko, gyvuliška, tai taip yra, nu, nereikia bijoti tų žodžių. Ta sąmonė jį bijo, nes jai labai patogu būti neliečiamai. Čia aš kalbu apie tas moteris, kurios ateina į mano tą žemišką tokį darbą, kur esu masažuotoja. Tai vis tiek yra pastovių klienčių, kur įsikalba ir mato tą tokią energiją ir nori, ir pavydi, atrodo toksai, kad var aš noriu tokia būti laisva, bet aš taip matosi, vat, nu, aš bijau peržengti tas ribas, matosi iš akių ir eina su kūnais tokiais sulenktais. Gerai, tai čia dabar tiek. Tai labai kviečiu aš į tą projektą savo programą, kur, kaip sakau, jau sutrumpinau informaciją, sukonkretinau tiek, kiek reikia tam pagaliau išėjimui į savo galę, į išsilaisvinimą. Pačius reikalingiausius momentus sudėjau, sinchronizacijas, informaciją, na, kad nebeklaidžiotum aplinkui, o eitum tiesiai į taikinį. Pačiu lengviausiu, ekonomiškiausiu gamtai keliu. Na ir tai dovana tiek savo, tiek šeimai. Nes sveikas žmogus iš vis yra stipru. Šiuo metu iki penktadienio vidurnakčio yra nuolaida berods 399 € visam projektui. Trukmė savo tempu. Kuo labiau sprendimus darysi, stiprius sprendimus, tuo greičiau. O jeigu visiškai netgi pasiruošus išeiti žaidimų, gali būti netgi momentiškai, pach, ir laisvėje. Tik reikia žinoti tam tikrus momentus, kur yra viskas parašyta,
Na, taigi tai yra nuolaidytė dabar iki penktadienio vidurnakčio, paskui po to bus 9,99 eurukų. Tai kviečiu įsigyti dabar. Nuorodą įdėsiu čia ir be to Facebook'e tikrai yra pasidalinime. Ir žinoma, pasiimkite mamos nemokamą dovaną mamoms. Labai norėjau mamoms padaryti įrašą. Na, ten yra sinchronizacija ir teorinė medžiaga, nes irgi susitinkant su moterimis, kalbant, vis kažkaip išlenda tokių momentų, kad vaikai nėra balanso kažkokio, tai vėlgi parašiau savo patirtį, dalinausi, kaip susigrąžinti tą ryšį su vaiku, arba, nežinau, arba tiesiog sustiprinti, jeigu viskas gerai, tai ačiū Dievui. Kaip išeiti iš tų vėlgi tų tokių žaidimų, kad mama nebūtų vaiku savo vaikui. Nes, na, dažnai gal taip ir yra, dėja. Ir būti suaugusiu tikrai reikia. Taigi pajausk visą tylą, ramybę savyje, aprėp visą pasaulį, kurį tu užčiuopi, suvoki. Pajaus taiką su pasauliu. Pajusk save didesnį. Kad sąmonė suvokime tu nebenori žaisti. Tu esi priėmime. Visas struktūras, kurias tu jauti, kova ar egoistiniai, ar kažkokia kontrolė, tu užliek dabar tą tylos formą, priėmimo formą, tą struktūrą. Leis tai vykti. Pajausk va čia ir dabar tame momente tylos sąmonę. Perliek tą tylos impulsą per visus jausmus, emocijas. Irgi prisimink šią būseną. Ir kai kils kažkokios tai emocijos, kažkas tai, prisimink tą būseną ir perliek tą tylos impulsų per emocijas, iškart perlieji
čia ir dabar, čia ir dabar. Ir iškart atpalaiduoji, tu iškart priėmimi ir vėl balanse, ir vėl balanse. Štai taip, tik tai taip. Niekur neskraidant, neatskiriant savęs nuo tos kitokios kokybės sąmonės, nuo žemiško gyvenimo, nuo žemiškos savęs. Tai tiek, labai kviečiu jungtis, lauksiu ir geros dienos.